Pačių žaidėjai stengiasi daleisti vyro žaidėjų, kurie labai mėgsta trumpas, kiti ilgesnės gynėjai, galbūt ilgesnės. Gynėjai žaidžia su ilgesnėm, nuolaikytas standartas, leis ir ilgesnėm. Kairiarankė ar dešiniarankė, bet man... Bet jūs ne taip laik. Ne taip. Kaip šluota einu, jo? Jo. Aš atkreipiau dėmesį. Ar taip, Taip, patogiau. Taip. Tai jūs dešiniarankė... Ledo rituly ranka vadinasi priešingai. Ta, kurie pačioj, tos rankos žaidėjas jisai yra. Jeigu sako dešinė rankis, tai dešinė pačioj. Daugiau žaidėjų yra žaidžiančių kairę pusę. Į dešinę pusę žaidžiančių yra mažiau, yra labiau vertinami. Ir retesni. Tai mane paimsim. Drąsiai, rinkime. Užmiršau uždėti. Ne, tas, kuris laiko, aš, pavyzdžiui, pats esu kairiarankis, bet laikau taip, kaip jinai. Mano ranka yra dešinės, kaip iš ledo ritulyno, aš pats esu kairiarankis. Atvirkščiai šiek tiek. Ta, kurie pačioj ranka. O aš tu tokia pranešuota geriau. Šitą labiau patogesnė yra. Šalmas vėlgi originalus, rinktinė su juo dar šiemet žais Kumeliauskas ir jis grįžta. O aš galvojau, kad čia vaikiškas šalmas. Čia originalus šalmas, jis yra varuštas ir va. Tai va, tai daug maž taip atrodo ledo ritulininkas. O vartininkas kiek papildomų išlaidų kainuoja? Oi. Tai pirštinės, blynas, pirštinė kainuoja kažkur, jeigu Malis užsakė, tai po vienas beveik 250 eurų ir kitas 250. Šarvai virš 1200 eurų šitie. Čia priklausomai nuo kokybės, galima tokią nusipirkti. Čia štukas ir dar šalmas turbūt brangesnis. Labai brangu. Taip, bet specialius užsakymus daro vartininkai šalmų, ten yra niuansų.